diena megs savo sušalusias akis ir ore pašėlusiai suksis plotosios snaigės, tarsi bėgdamos nuo vėjų pirštų. Viskas bus iki skausmo pažįstama. Vėl ta pati stebuklinga istorija, kuri praeina taip staiga ir taip nepastebimai. Ir visai neypatinga. Ypatinga yra kiekviena prabėgusi diena, kuri buvo iki to kažkuo neįprasto vakaro. Koks aukštas dangus, gėlės baltos, o kai nori sušilt, rankos šaltos. Aš šventės tikros niekada nemačiau, kaip norėčiau ją pažiūrėti iš arčiau. Kai šventė tikra vieną kartą ateis, tada viskas iš karto pasikeis. Nutilo šventinė daina, aš ir tu, vienui viena. Kasgi čia galėtų būti? Jei liūdna ir nieks tau negali padėti, gal nori į pasaką iš arti pažiūrėti. Būna pasakų visokių ir visokių yra. Rinkis kokią tik nori, gal šita bus gera. Nebijok. Kalėdų naktį gali gyvuliai prašnekti ir kalbėti kaip žmogus. Įsakyt savo mintis. Šitą naktį stebuklinga, pokalbių tikrai nežinau. Atsikėliau danę dieną, išvyniau karvytis vienas, ralio karvytis, ralio, ralio, ralio. Atsikėliau danę dieną, išvyniau karvytis vienas, ralio karvytis, Kas darosi? Snigs ar ne? 21 amžiaus pradžia, o pas mus namuose viena pora veltinių. 2. Kaip prie tarybų valdžios daktariškos dešros. O kodėl taip yra? Jums lėšų, tai yra pinigų trūksta, ar kaip? Pinigų? Tai mes turime. Bet va proto trūksta. Aš sakiau tam medžiotojui nusipirkti veltinius.
O O ką jis? jis? O jis nusipirko kėdus. Sako, jam gražesni. Neapgalvojęs nusipirko. Stuobrys jis, stuobrys. Tai pasakykite jam apie tai. Atverkite jam akis, kad geriau matytų. Negaliu, mes jau 2 dienas nesišnekam. Ne 2, o 3. Tai ne bėda. Galima telegramą ar laišką nusiųsti. Jums kokią? Paprastą? Ar sveikinimo atvirutę? Paprasta, paprasta. Kam jį čia lepinti? Jis nenori manęs lepinti. Man nieko iš tavęs ir nereikia. Aš paprastų neturiu. Tik sveikinimo. Ir vėl išlaidos nenumatytos. Nu duok man tą sveikinimo atvirutę. Iki tu stuobrys. Neteisingai. Čia sveikinimo atvirutė. Reikia pirmiau pasveikinti. Riki. Sveikinu tave. Tu stuobrys. O tu nusipirkai karvę. Nuo tavo karvės pieno. Nėra kur dėtis. Visi dubenys pilni. O kaip nusiprausti? Va taip. Reikia nesipurvinti. Ir apskritai, kai kas liežuviu ausis prausia. O kai kas peles ėda. Oi. Jei tavo karvė būtų šiek tiek protingesnė, vietoj pieno duotų gazuoto vandens ar Pepsi kolos. Šiam vakarui kažko trūksta. Kas ten? Vilkas ar lapė? Ne, vėjas. Ša, spanielį nelaimingas.
Tvarkykime kartu. Ir davė vienai žiemužėliai eglį pasaulį, o pasauliui eglužėlę. Kada tai buvo? Kažkada. Šiandien, dabar, visada. Dabar galės per vieną žiemužėlę visas pasaulis pamatyti eglužėlę. Kvepiančias lapais ir imbieru. Šiandien už lango sninga kalėdos ir kaip varvekliai tirpsta bėdos. Mes kaip vaikai bėgam per sniegą, šiandien už lango sninga kalėdos. Šiandien už lango sninga kalėdos ir kaip varvekliai tirpsta bėdos. Mes kaip vaikai bėgam per sniegą, šiandien už lango sninga kalėdos. Sausis, palik pėdsaką sniege. Vasaris, išsaugok snaigę delne. Kovas, tik lygiadienio saulė. Balandis, išsimaudyk pirmosios perkūnijos lietuje. Gegužė, užuos bundančios žemės kvapą. Birželis, nusiprausk rasa. Liepa, pažvelk nuo žemės iki dangaus. Rugpjūtis, surask savąją žvaigždę. Rugsėjis, palydėk paukščių skraidį. Spalis, pasivaikščiok čežančiais rudenio lapais. Lapkritis, sušilk prie amžinosios ugnies. Gruodis, išgirsk tylą. Sausis, Pradėk iš pradžių.